Praeitam vlogę matėte. Taigi, esame Las Vegase, jau prapisome 5 eurų, o čia vaizdas pro kajutkę. Tikrųjų, tai dėl pinigų aš juokauju, niekas yra neprapista, niekas yra nepralošta dar. Nauja diena, bet užduotis tokia kaip visada. Keliausime iki Louis Vuitton parduotuvės pasidaryti paso štampą ir pasirodo, čia yra net 7 parduotuvės. Tai labai tikiuosi, kad mūsų nuo vienos iki kitos nesiuntinės ir kad pataikysim iš pirmo arba bent iš antro karto, kur daro štampus ir kad nereikėtų ilgai laukti. Ėjom ir priėjom. Ką aš jums vakar sakiau? Kad jeigu eini teisingų kelių, turi praeiti pro ką? Pro kazino. Tai mes čia ir esame. Tik aišku, tu pirmai eini į viešbutį ir čia kažkur turi būti kazino. Bet toli nereikėjo. Baigiau filmuoti 2 sekundės kazino. Lemba, nepasiėmiau piniginės, piniginiai turiu dolcų ir aš dabar sugalvojau, kad reikia kitą kartą, kai eisim kažkur, reikia pasimti su tavim piniginę ir jeigu pateksim į kazino, tai kiekvieną kartą, kai užeinam, reikia pastatyti 10 dolcų ant slot mašinos ir iš karto Alina, vieną spiną už 10 dolcų ir skirstomės. Pas mus Europoje tai galima prieiti prie kai kurių bankomatų ir su Apple Pay nusimti pinigus, tai pridedi, suvedi kodą ir nusiemi pinigus, bet čia dar tokio bankomato nemačiau, tai va gaila, bet gal pamatysiu. Ir kur galvojat, mes čia vėl einam? Susidūrėm su nauja problema. Mes kai buvom LA, mums sakė, kad pagal jų taisyklės Louis Vuitton ant vieno to holderio gali būti tik tai 2 štampai. Bet kažkaip per vieną ausį atėjo, per kitą išėjo, nes mes matėm tik tokį, kad pilna tenai, kur visas tasai pasportas holderis nuėjo štampai. Ir dabar va čia atėjom ir bachuriukas sako, ne, sako, pagal mūsų policiją, jeigu yra jau 2 štampai, nebegalima dėti kitą, sako, aš negaliu nieko padėti. Ir aš taip galvoju, gerai, tipo, realiai aš neturiu ką aš jam pradėsiu pizdėlinti, oi, tai kiti dėda. Ir aš galvoju, taip, sako, o jeigu į kitą Louis Vuitton nueisiu ir paprašysiu, tai uždės ar ne? Sako, kitam galit jo nueiti pamanyti, gal kitam uždės. Bet tai, ble, taisyklės vienodas. Tiesiog žmogus va tingiai ir viskas, jisai pagal polisį dirba. Tai keliaujam dabar į kitą Louis parduotuvę. Dar čia vienas iššokęs iš batų, bet aš manau, kad čia ne benamiai, o čia tiesiog užjudėję žmonės. Trumpas priminimas. Jeigu eini teisingų kelių, kur turi atsirasti? Esat visiškai teisūs. Turi atsirasti kazinkiai, kaip visada. Čia, jeigu neklystu, manau, čia yra pati didžiausia vieta, kur galima statyti ant visokių sporto įvykių. Čia rodo visur, nežinau kaip jums rodo, kaip fokusuoja, bet čia rodo daug visokių žaidimų sportų ir tu gali statyti visokias stavkės, kas ant overių, underių, kas atbėg, kas prabėg, žodžio ant visko. Kaip ir minėjau, neturiu ant savęs piniginės, turėčiau piniginę, tai kai einam į kazinkę po 10 dolcų jau būtumėm tram dolcų pastatę, o kiek laimėjo ar prapisę, jau tik Dievas žino. Ir čia skaitosi viešbutis, kuriam yra įrengta ir kazino, ir apsigyventi, ir daug parduotuvių, viskas. Čia žodžiu, jeigu yra kazino, tai tam kazino viskas. Čia atskiras visiškai pasaulis, kad tau tik tai iš čia nereikėtų išeiti. Ir gražu, ir fontanai, ir baseinai, ir kazinkė, viskas. Dangus net padarytas, kad tik tai tu nematytum kiek valandų, koks oras už lauko, už lango, ne už lauko, kad tik kuo daugiau čia prasileistum. O ten mūsų parduotuvė Louis Vuitton prie Latoko, Poseidono. Taigi, štampus pasidarėm, jau net išėjom, jau truputį net pamiršau filmuoti. Švariau čia nupirkti treneriukų ir draugelių lauktuvių į parduotuvę vieną ir čia nuvariau ir čia buvo, tokia kaip parduotuvė. Ir aš užeinu, mane visada traukia įvairiausi tokie gėrimai. Ir čia parašyta Big Sips Strawberry Margarita. Galvoju, okei, gadica. Atsidariau, nemačiau, kad čia 16 barotų, tokį gurkšnį įdėjau. Tai pasikūręs, aš jau pasikūręs. Dabar tik tai kortelė ir mane sudinkit prie aparato. Prasuksim kokius tram dolcų. Net tipo, kad neužsiveltų tai, kad po to jau tenai, žinot, į bankomatą eiti reikės nusiminėti. Tai pasimsiu grinai tram dolcus ir kortelės viską paliksiu kambarį, kad jeigu sumanysiu dar, tai kol eisiu iki kambario viską apgalvočiau gerai, ar tikrai čia verta veltis. Paskutinį kartą per live streamą kiek 2 štukų palikom kazinkiai. Taigi, grįžau aš jau į palatėlę. Ką aš jums norėjau parodyti? Ai, tai pirminis dalykas, tai štampas, šitas va, Las Vegaso štampas. Ant šitos odos sakė lievai atrodo visi štampai, kitą kartą kitokios odos reikės pirkti. Čia aišku vaizdas pro langą ir dar noriu parodyti, ką paėmiau aš. O, blėt, mane čia iš toli atpažįsta, kad ateinu. Jo, tai aš turiu čia atstupęs būti, nes nėra nieko panašaus. Paėmiau šlimui karočią Marlboro juodą,
Aš galvoju, kad čia bus kažkokie tipo stiprus cigarai, kaip Marlboro raudonas, bet po to pamatyčiau, kad čia parašyta mėtiniai. Nu, žodžiu, mėtinius tik pydariai rūko, sorry, slimin, bet paėmiau karočią jam backwoods dovanų. Šitokio tai nesu iš vis matęs. Šitas šneka pats su savo Russian Cream. Ir dar paėmiau treneriukui kapą tokį. Ir dar koks yra labai įdomus dalykas šitam viešbutį, kad čia galima su gyvūnais gyventi. Tai čia yra home, into, dining, pet menu. Pažiūrėkit, ką jie gyvūnėliam gali atnešti. Vištiena grilinta, kažkokios salotos, peanut butter, banana. Net dabar aš taip pagalvoju, aš įpičiau tą peanut butter bananą jaučiu. Ir dar galėčiau pasipsėti. Dar koks vienas gal keistas pastebėjimas, kad jeigu tu nori nusipirkti kažkur aliuko, yra du pasirinkimai. Arba perki dėžę aliuko, nu tai ten ta dėžė yra koks 12 skarbų po 0,33, arba turi pisti va tokį. Nu, čia yra kiek, čia 800 ml kažkur gaunasi, 900. Kito varianto nėra. Taip, kartais ten jaučiu kokiam Walmart'e mes kai buvom, aš mačiau pavienių aliukų. Jeigu, tarkim, dėžė kainuoja $10, tai tie pavieniai aliukai, du tokie aliukai kainuoja, nežinau, tai kokie 8 ar 9 $, tai daug labiau padaryta, kad apsimokėtų įjungti dėžę. Tik tai dėžėm čia viską prekiauja, apskritai gerimukai, viskas dėžėm. Labas rytas, vakar, kaip ir baigiau ten tos filmavimus, tą aliuką išgėriau iš karto į sapną. Šiandieną ryte turėjom varyti ten prie tų kanjonų, bet nevarėm. Toks, žinai, kai atsikeli ir ten greit priims sprendimą, galvoju, tai vietoj to varysime kazino šiandieną pažaisti. Dabar keliauju biškai kažką pasiimti pavalgyti. Po to jau susitiksim, kai varysim kazino, gal dar kažkur nuvarysim, nežinau. Į Stanionio kovą nusipirkom bilietus, iš viso geras vaibelis bus. Varysim pažiūrėti, kaip kovoja, pasiėmėm 3 eilėj, 5-4 vieta, tai turėtų būti žiūri geras vaibas. Eisi turbūt prie paprastų aparatų, net ten visokių, ten pokerių, bakaratų, prie nieko eisim prie aparatų, kur knopkytės, vaizdai visokie sukasi, slot mašinų. Tenai bus galima ir pafilmuoti, paprikolinti biškį, pažiūrėsim kaip seksis, o už 8 valandų čia kažkur turėsiu skrydį, tik tai dabar galvoju, o kur čia yra ta kazinkė. Einam susirasti. Dinis tikslas yra dėti $100 ir varyti po $1 spiną. Bet kol aš jums šitą pasakojau, sugalvojau, kad reikia gal po $2 varyti vieną spiną, bus tada greičiau. Bet čia yra svarbiausia ne po kiek dėsi, o reikia surasti aparatą, kuris bus jau pašertas, pamatyti žmogų, kuris grinai šeria ir išeina nieko nelaimėjęs. Ir prie šito aparato prisės, bet manau, čia Las Vegase bus labai sunku tokią taktiką padaryti, nes čia bus nežmoniškai daug žmonių. Tai pažiūrėsime, kaip seksis. Ėjau link Kaziko, į tokią temą įsivėliau. Mes čia nesivėlėm, mūsų tikslas yra vienas ir vienintelis. Mes einam link kazino. Oho, yeah, baby, jau matau. Let's fucking go. Ant tiek crazy aš negaliu parodyti, kad žmonės pasidėjo ragelius, kad tipo matytų kiek valandų, kad čia neužsibūtų per ilgai. Bet gerai, aš ieškau aukos, Įsimečiau dvacoką, darom po $1, davai. Aš per vieną kartą ką tik $2 netyčia prasukau. Tu debilas. Tu kurva įsigymėlis į man. Tokiu tempu, karočią, tai čia, blėt. Davai, sukam. Po eurą pėm suksi. Taip dvacokėlį nuleidau nejaukiai. Bet kažkaip šitas nelabai man patinka. Jaukiam $1 jau prapisau. Nežinau, gal šitas neduoda aparatas čia. Dar dvacokėlį ir eisim prie kito. Bet labai liūdnai. Labai šaika liūdnai čia viskas vyksta. Gerai, atėjome čia prie kito aparato. Pažiūrėsim, bet galėtų eurus priimti. Paskutiniai $1, bet čia šaip, aš galvoju, kad aš ilgiau pažaisiu, nepėsiu proto. O, po $1, nu dai, tram 7 spinai. Eik, nahu, tikrai spicy margaritą pasiėmiau ir tikrai suka spicy, fu. Bet aš čia nieko nelaimiu, vapšės čia skemas. Laimėjau $7. Krancovkiai prie šito aparato -$5. Bendrai -$5. Davai ant kamerytės kažkas iškrenta tokio geresnio. Čia centai, vapšė centai. Aš grybas dėjau kamerą į vidų ir netyčia paspaudžiau, kad ne už 5 kreditų noriu, už 500 prasukti ir taip, karočią, $3 prasukau tiesiog. Ir dabar liko $9. Nu tu kurva. Čia mano ženklas, kad jau čia viskas. Laidot reikia šiandieną dieną. Nu žiūrim, ko čia baigs. Gerai, karočią. Demaitinu aparatą, bendrai būsim išleidę $300. Važiuojam, žiūrim, ar pais ar ne. Šikelia. Sėdimės Kazike, atėjo tokia žinutė, kad iš Baibito EMB valiutą panaikina. Uždariau Kaziką čia prie -$300. Būdamas čia vat Kazike, uždariau prie $300 minuso. Tai jau čia, žinokit, su picotu nebeapseisim. Aš nefilmavau, bet mes dabar jau esam prie aparatų plus $6. Mes, karočią, atmušėm minusiuką. Palai, liko $300 dar atmuš. Oi, let's go. Ties šitą vietą viską galima ir pabaigti.
šitame vloge matysite. Vlogas išeis daug anksčiau negu Japonijos likusios Amerikos serijos, nes esam Atlantic City palaikyti Eimanto Stanionio. Let's go. Kur let's go? Varom pasidėti stavkę, nes čia geras kofas.